Labą dieną visiems. Dar turime minutę iki paskaitos pradžios. Ir galėsime pradėti. Taip, tai matau, kad laikrodis rodo 11:30 ir pradėsime mūsų paskaitą. Tai norisi prisistatyti, esu medicinos psichologė Simona Burliagaitė ir šiandien vesiu nuotolinę paskaitą tema netekties išgyvenimai ir kaip padėti savo gedėjimo procese. Prieš pradedant šitą pranešimą norisi pasisakyti, kaip mes šiandien planuojame būti šioje grupėje. Tai šis užsiėmimas, šita paskaita vyks iki valandos trukmės ir norisi paminėti, kad ši paskaita yra įrašoma ir šį įrašą galėsite rasti po mūsų paskaitos Facebooko puslapyje Jaunimo sveikatos centro paskyroje arba YouTube kanale Antakalnio poliklinikos kanalas būtų. Ir tikrai, jeigu kažko nespėsite pasižymėti, užsirašyti šios paskaitos metu, kviečiu tikrai šitą įrašą susirasti, prie jo grįžti. Ir kaip ir mūsų gedėjimo procesas, ar ne, kad mes tos skirtingose etapuose esame pasiruošę, ar ne, ir norintis ieškoti resursų. Tai taip pat norisi paminėti, kad klausimus tikrai galėsite užduoti, tik tai klausimai bus užduodami šios paskaitos metu žinutės forma. Tai šiame susitikime galite klausti mūsų čato pokalbio funkcijoje ir tikrai po paskaitos skirsime dar šiek tiek po mano pasidalinimo teorinė ir praktinė medžiaga. Tikrai skirsiu laiko atsakyti tos klausimus, kuriuos jūs užduosite čatą. Tai turbūt pagrindinius dalykus susakiau ir galima pradėti, ar ne, kad o pradėti, tai kad netektis ir praradimai iš tikrųjų yra mūsų universali gyvenimo patirtis ir lydi kiekvieno žmogaus gyvenimą ir tą mūsų įvykį lydi ir taip pat mūsų prieštaringi jausmai, tai tuo pačiu ir liūdesys, ir pyktis, ir kaltė, ir gėda. Iš tikrųjų labai svarbu kiekvienam jausmui ar neturėti vietos, sukurti saugią erdvę, ar ne, kuriuose aš galėčiau išreikšti tuos jausmus arba kažkaip savo palengvinti, padėti tą sielvartą, skausmą emocinę, ne, išgyventi. Ir šioje paskaitoje šiek tiek pasidalinsiu psichologijos mokslo žiniomis, tai šiek tiek peržvelgsime teoriškai apie gedėjimo gedulo proceso ypatumus. Ir taip pat toliau judėsime prie labiau tokios praktinės dalies, ar ne, pasidalinsiu šiek tiek ir būdais, kaip galėtumėm išbūti, kaip padėti savo išbūti, būnant su šiais prieštaringais jausmais, kurie kyla gedėjimo procese. Ir taip pat siūlyčiau, jeigu kažkas irgi šios paskaitos metu matytų naudą ir savo pasižymėti, bus ir refleksinių klausimų, prie kurių tikrai ir turint šitą įrašą galėsite nuolatos grįžti, ar ne. Taip pat kviečiu, jeigu matote prasmę šiandien nusižymėti kažką savo pareflektuoti, tai kviečiu ir pasiruošti ir rašymo priemonės, bus tikrai tokių teiginių, kurios galėsite irgi aktyviai įsitraukti savo asmeniškai ir pareflektuoti. Tai pradėkime nuo gal tos pačios sąvokos, ar ne, nes kiekvienas mes turime savo suvokimą, kas yra gedulas.
bet pasidalinsiu galbūt tuo tokiu, formaliu apibrėžimu, ar ne, tai kad gedulas yra mūsų natūrali ir individuali reakcija į emociškai svarbaus žmogaus mirtį. Ir čia ne be reikalo yra pabrėžtas žodis individuali, vis dėlto norisi pabrėžti, kad iš tikrųjų netekties skausmas yra be galo subjektyvi mūsų kiekvieno asmeniškai patiriama patirtis ir netekus artimo ryšio skauda kiekvienam taip, kaip galima stipriausiai skaudėti. Tad yra labai sunku, ar ne, tikrai labai kyla kartais galbūt ir vertinimo, ar ne, kieno skausmas yra stipresnis, kieno patirtis yra sunkesnė, ar ne, bet iš tikrųjų tos patirties negalime išmatuoti ir jinai mums emociškai svarbiausia ir stipriausia. Ir taip pat norisi paminėti, kad iš tikrųjų nors ir kiekvienas mes gedulą išgyvename skirtingai, bet vis dėlto ir psichologijos moksle yra nurodytų gedulo dėsningumo ypatumų, kurie pasirodo einant laikui bėgant ar ne gedulo procese. Tai norėtųsi ir prie jų ir prieiti. Taip, psichiatrė Elizabeth Kubler-Ross viena iš pirmųjų atkreipė dėmesį į mirštančių žmonių psichologinius ir dvasinius poreikius. Ir taip pat ši patirtis šių žmonių taip pat labai panašiai atspindi tai, ką išgyvena žmonės, kurie neteko savo artimųjų. Tai kokia pirmoji yra reakcija, kai mes sužinome net apie netekties žinią, tai yra šokas ar didelis tikrai sukrėtimas, kuris iš tikrųjų gali pasireikšti tokiom įvairiom reakcijom. Ir sukrėtimas yra tame, kad žmogui tikrai sunku priimti faktą, tą mirties, netekties faktą ir suprasti, kas įvyksta šiuo metu. Tai įvairios reakcijos gali pasireikšti skirtingai nuo emocinio sąstingio, tokios kaip ir nejautros, nes sąstingis tai ką reiškia, ar ne, vieni pasižymė tokiais pavyzdžiais, kad jaučiuosi tarsi robotas, ar ne, susikaustęs, emociškai nejautrus. Priešingai kitiems gali būti labai stiprus emociniai proveržiai ir kurie pasireiškia ir raudojimu, ir verksmu. Tai vėlgi norisi pabrėžti tą individualumo aspektą, ar ne, kad šios reakcijos gali pasireikšti nebūtinai visiems ir jos reiškiasi skirtingai. Kas toliau vyksta, tas mūsų jausmų kelias vyksta nuo mirties neigimo iki priėmimo. Tai neigimo etapas yra tai, kad žmogus suvokia mirties netektį labiau racionaliu savo protu, tačiau kylant jausmams kaip širdgėlai, sielvartui ir kitiems, kuriuos mes aptarsime, mirtis tarsi pradedame būti neigiama. Tai vėlgi norisi pabrėžti, kad tai yra natūrali mūsų reakcija į netektį ir šis toks nerealumo jausmas yra įprastas tikrai mūsų kiekvieno žmogaus psichikos reiškinys, kuris siekia mus, kuris turi atitinkamą funkciją apsaugoti mus nuo labai stipraus ir didelio skausmo. Pykčio etapas, pyktis yra vienas iš pirmųjų ženklų, kurie rodo, kad mirties faktas yra priimamas asmeniui. Ir pyktis gali tarsi kilti ir ant gydytojų, ir ant pačio asmens, kurio mes netekome, ant savo aplinkos, artimųjų aplinkybių, jis tarsi tikrai neturi konkrečių ribų. Ir pykčiui yra irgi svarbu turėti vietos, jį išjausti, bet klausimas tame, kada mes pyktį pradedame išveikti tikrai kartais ir mums neadaptyviomis reakcijomis, kurios galbūt labiau stiprina mūsų stresą ar streso pojūtį, didina mūsų kančią ir iš tikrųjų stipriam užsitęsusiam pykčiui ar neišreikščiai taip pat mums yra reikalingi energijos resursai. Tad irgi šitas etapas yra svarbu, kiek mes skiriame vietos pykčiui, ar jisai pyktis toks stiprus, kad iš tikrųjų didina ir mano įtampą, ir mano sunkumus sureguliuoti savo įtampą ir emocinę būseną. Kaltė taip pat irgi svarbus yra etapas, kuriame ne visiems galbūt, bet taip pat dažnas jausmas, kad žmogus tarsi atsuka laiką atgal ir ieško tokių priežasčių, klausimų, kas ko nepadarė dėl mirusio išgelbėjimo. Tai
tai gali pasireikšti nuo kaltinimų sau, nuo kaltinimų kitiem, ar ne, pereinam ir klausime savęs, ar ne, galbūt reikėjo anksčiau, pavyzdžiui, nuvesti artimąjį pas gydytoją, ar ne, galbūt anksčiau buvo galima kažkokią diagnozę, sveikatos būklę atpažinti, galbūt kyla tokios mintis, ar ne, kad galėjo tas artimasis, ar ne, važiuoti mažesniu greičiu, ar ne, jeigu įvyko mirtis ar net netektis automobilio autoįvykio avarijoje. Tai labai skirtingai ar ne pasireiškia tas mūsų kaltės etapas, ar ne, bet iš tikrųjų jis tarsi, faktai ar ne situacija vis atsukama kaip filmo juosta, ar ne, tarsi atgal, ieškant kažkokių priežasčių. Depresijos etapas yra vienas iš tokių esminių, kad pyktį, kaltę keičia toks ir prislėgtumas, neviltis, bejėgiškumas. Ir mirties faktas yra asmens, artimo mūsų mirties faktas yra šioje stadijoje visiškai priemamas ir atsiranda toks ir didžiulis tikrai mirusio ilgesys. Bet vis dėlto ta netektis mūsų dar tame reikia labai ilgą atitinkamo laiko tarpo, kad mes priimtumėm ir susitaikytumėm su ta netektimi. Ir depresija šiuo atveju nereiškia psichiatrinės diagnozės, jinai labiau atspindi mūsų tą etapą, kur tikrai išgyvename tokį aštriausią skausmą dėl artimojo netekties. Priėmimo stadija, tai priimama galiausiai nauja realybė, gyvenimas ir realybė be mirusiojo ir tuo metu grįžta ir stipresnis ir savęs pajutimas ir kontrolės gyvenimų jausmas, atsiranda galbūt ir daugiau ramybės, galbūt tai yra etapas, kai tas aštrus skausmas, sielvartas nėra toks stiprus, ar ne, kad mes prisimename asmenį, bet prisimename tai, kad tos emocinės reakcijos yra šiek tiek tikrai jau sumažėjusios ir daugiau tame yra galbūt ir šilumos, ir dėkingumo patirčiai, ir tą, kuri mūsų įvyko, ir tai, ką mums pavyko pereiti. Ir taip pat gedulo procesas ar įveika, ką tai reiškia per sąvoką, tai bendrai apie mūsų visą tą procesą nuo netekties priėmimo, susitaikymo. Ir čia yra pagrindinis tas darbas mūsų su sielvartu, su gedulu, kurį išgyvename. Ir nuo pilnaverčio gyvenimo, be to, kuris mirė pradžia, tai iš tikrųjų, ką tai simbolizuoja, tai kad patirtis, mūsų gyvenimo įvykis kaip netektis yra įprasminama, suprantu, kad man tai nutiko ir tai yra mano svarbi gyvenimo dalis, ar ne, kad ir iš tikrųjų svarbu paminėti, kad žmogus niekada nepamiršta to, ką jisai prarado ir mirusiojo vaizdinys, tą, kurį mes kuriame toje naujoje realybėje, naujame pilnaverčiame gyvenime, kurį mes turime šiuo metu. Išliks tas vaizdinys mūsų mirusiojo tol, kol būsime patys gyvi. Ne? Tai čia yra tas etapas, kai ieškome naujo santykio, naujo būdų, kaip mes būname ir prisimename savo artimai. Ir norisi paminėti, kad visos šios reakcijos, kurios aptarėme per visas tas stadijas, tai yra tikrai natūralios, normalios reakcijos į tikrai tokius sukrečiančius ir gyvenimo įvykius, kurių mes neplanuojame, ar ne? Tai vieni iš gyvenimo įvykių, kurie parodo, kad vis dėlto kažko mes savo pasaulyje, savo gyvenime vis dėlto yra įvykių, kurių negalime kontroliuoti. Tai tikrai yra natūralu, kad šios reakcijos, kurios pristatytos ir kurios pasireiškia gedėjimo etape. Tai norisi dar paminėti, kad ne tik gedulas išgyvenamas net per mūsų psichologinį lygmenį, ar ne, bet taip pat ir per fizinius mūsų kūno pojūčius, tai energijos stoką, galbūt padidintą jautrumą kažkokiam mūsų specifiniam dirgikliam, galbūt stipros kūno pojūčiai, kaip ir spaudimas krūtinėje, galbūt pasirodė valgymo, miego sutrikimai, raumenų silpnumas, ar ne. Tai vėlgi tai ne visi požymiai, kurie kiekvienam gali pasireikšti, bet galite irgi galbūt per savo patirtį pareflektuoti, pasižiūrėti, kaip man, ar ne, kaip fiziškai aš jaučiuosi išgyvendamas gedulą.
dvasiniai ar ne, dvasinis lygmuo, tai kad iš tikrųjų netektis ir krizės, na, sukrečia mus, na, mūsų aplamai įsitikinimus, vertybės, kurias turėjome iki šio įvykio ir su netektimi mes dažniausiai pertvarkome savo galbūt naujas vertybes, tai kas mums yra galbūt dabar yra labiau svarbu, kas buvo mažiau svarbu, ar ne, tai tokia naujo gyvenimo prasmių paieška ir vertybių pertvarka vyksta mumyse. Socialiniai pokyčiai, tai taip pat vieniem tenka galbūt atsisveikinti ir keisti santykius su buvusiais vaidmenimis socialiniais, ar ne, buvimu žmona, vyru, sūnu, dukra, mama, tėčiu, ar ne, ir prisitaikyti prie naujų vaidmenų. Galbūt yra kažkokios atsakomybės, kurias po artimojo netekties tarsi, na, tenka perimti, ar ne, tai irgi kelia mums atitinkamą įtampą, stresorius, na, kaip tas atsakomybes mums įgyvendinti. Ir iki šiol mes kalbėjome galbūt ir šitas visas pristatymas yra labiau skirtas ar ne visom netektim aptarti ir iki to, ką mes aptarėme, tai šie gedėjimo gedulo ypatumai, dėsningumai yra būdingi visom, yra universalūs visom netektim, bet norisi čia šiek tiek sustoti ir pakalbėti trumpam apie gedulo po artimojo savižudybės ypatumus. Iš tikrųjų, gėdin a asmenys, kurie gedi artimųjų po jų savižudybės, iš tikrųjų irgi gali pasireikšti tas pats ir šokas, ir netikėjimas. Ir dažniausiai iš tų artimųjų patirčių jos nurodo, kad iš tikrųjų šokas galbūt ne visiems gali pasireikšti, bet na, jisai daugeliu pasireiškia per tokį netikėjimą, kad vis dėlto mūsų artimasis galėjo ir gebėjo nusižudyti, kad jisai na, turėjo tą gebėjimą ir iš tikrųjų tas šokas yra ganėtinai susijęs su tuo, ar ne, kad netikėjimas, kad na, žmogus, mano artimasis galėjo taip ir gebėjo nutraukti savo gyvenimą. Atsakomybės klausimai, kaltės jausmas ir kaltinimai iš tikrųjų irgi, na, būtent gedinčiųjų po artimo savižudybės, koks, na, čia tas ypatumas, kad iš tikrųjų artimieji bando vėlgi ieškoti tų priežasčių, grįžti į gyvenimo įvykius, gyvenimo momentus, užuominus, įspėjimus, ar ne, kurie galėjo na, duoti žinutę apie artimojo norą mirti, norą nusižudyti. Ir iš tikrųjų artimiesiems na, labai sunku tuo metu suprasti, kad iš tikrųjų labai daug veiksnių, ne vienas ir ne du, bet daug mūsų artimojo, mūsų to žmogaus, kurio netekome, ar ne, dėl artimo savižudybės, tai yra daug išorinių ir vidinių priežasčių ir veiksnių, kurie veda asmenį prie nutraukimo gyvenimo savižudybės būdu, ar ne, tai iš tikrųjų, na, tą artimiesiems, gedintiems yra sunku suvokti, ar ne, ir iš tikrųjų dėl daugumo užuominų ir galbūt įvykių, kuriuos tarsi praleido, pramatė, rimtai nesureagavo, labai daug na, tokio kaltinimo kyla sau. Taip pat norisi paminėti dėl tai, kad iš tikrųjų ši netektis po artimojo savižudybės ir visos na, netektis, kurios įvyko staiga, netikėtai, galbūt ta mirtis buvo smurtinė ar ne, tai iš tikrųjų tai gali būti na, potencialiai traumuojanti patirtis ir vis dėlto na, svarbu pabrėžti, kad nu, dauguma žmonių, daugelis iš mūsų sukrenčius gyvenimo na, patirtis, mums pavyksta įveikti juos ir visus psichologinius sunkumus, emocinius sunkumus, kurie lydi su ta traumuojančia patirtimi. Tai priklauso ir nuo mūsų psichologinio atsparumo, nuo mūsų turimos socialinės paramos, ar ne, kurią turime ir kurią gauname. Bet iš tikrųjų tam tikrai daliai žmonių gali pasireikšti na, potrauminio streso reakcijos ir išsivystyti potrauminio streso sutrikimo riziką. Iš tikrųjų, kad žmogaus psichikai sudėtinga na, susitvarkyti, apdoroti, integruoti tos sukrečiančius prisiminimus, galbūt patyrimus, kurie susiję su, pavyzdžiui, artimojo mirtimi, kur jį vyko na, savižudybės būdu.
Ir čia tikrai norisi, irgi paskatinti, kad šiuo etapu yra svarbu kreiptis į psichosveikatos specialistus ir kreipimasis yra tikrai pagalbos, stiprybės ženklas pasirūpinti savim, pasirūpinti savo sveikata. Ir taip pat, gėdos momentas yra labai svarbus, kad iš tikrųjų gėdos jausmas kyla ir baimė į neigiamo kitų žmonių aplinkos, mūsų visuomenės, galbūt ir reakcijas į pačią savižudybę, į tai, kad mūsų artimasis galimai am, mirė nuo, negalimai, bet mirė nuo savižudybės, jeigu toks yra atvejis ar ne. Galbūt vengiama ir bijoma tų neigiamų nuostatų, įsitikinimų, išankstinių nusistatymų, stereotipų suicidiškų žmonių atžvilgių. Ir iš tikrųjų tas gėdos jausmas artimuosius verčia tikrai užsisklęsti savyje, nekalbėti apie artimojo savižudybę ir dėl to artimiesiems gali būti sunkiau išgyventi netektį ir kreiptis netgi pagalbos. Ką svarbu dar akcentuoti, vėlgi pabrėžiant visas netektis po artimojo visas netektis po įvairių priežasčių, tai kad gedulas vėlgi norisi pabrėžti ir apibendrinti, kad yra individualus ir nėra vieno teisingo būdo, kaip gedėti. Ir taip pat psichologijos moksle yra keliamos irgi diskusijos, ar vis dėlto gedėjimas turi tuos etapus, kuriuos mes aptarėme viso šito pristatymo pradžioje. Ir iš tikrųjų, ar įmanoma juos suskirstyti, tai norisi paminėti, kad aptarsime ir kitus požiūrius, kaip vyksta gedulo procesas, bet iš tikrųjų visi gedulo teoriniai modeliai yra apie vieną, apie vilties komponentą, kad iš tikrųjų gedule yra tas etapas, kai emocinis tas skausmas yra mažesnis, mažiau aštresnis ar ne, ir kad gali būti įgyvendinamas tas prisitaikymo prie naujos realybės etapas. Ir iš tikrųjų, gedulo etapai yra mums galbūt svarbus peržvelgti laiko bėgyje, kokius mes išgyvenimus patiriame. Ir iš tikrųjų, jos nėra skirtos ar ne, nes gali tikrai daug įsitikinimų kilti, kiek mes teisingai gedime. Tai iš tikrųjų tos gedulo etapai yra reikalingi nediagnozuoti, nevertinti mūsų gedėjimo galbūt ypatumų ar ne, bet suvokti, kas su mumis vyksta gedulo procese. Ir taip pat norisi pabrėžti, kad gedėjimas nebūtinai turi tą aiškę pabaigą. Tai, kad yra mūsų kultūroje ar ne, galbūt esate ir patys girdėję ar ne, kad vidutiniškai gedima 1-2 metus, ar ne, bet norisi atkreipti dėmesį, kad tai atspindi vidutinišką mūsų visų žmonių patirtį, ar ne. Tai iš tikrųjų tas gedėjimas mūsų neturi kažkokios galiojimo datos, galiojimo pabaigos. Ir ką norisi minėti, kad vis dėlto mes visą laiką ar ne prisimename, ko netekome, galbūt ir ateiname į tą etapą, kur kuriame visai kitą naują santykį su mūsų artimuoju, kurių netekome, ar ne. Ir gal žinutė yra tokia, kad iš tikrųjų yra viltis, kad tas gedėjimo sielvartos jausmas yra kažkuriam etape, jisai jau silpnesnis, bet visą laiką tas vaizdinys apie artimąjį su mumis išlieka tol, kol mes esame gyvi. Ne? Ir gedintieji nebūtinai turi atsiskirti nuo mirusiojo. Yra netgi ir mokslinių tyrimų kalbančių apie tai, ir ypatingai gedintiems po artimojo savižudybės, kad iš tikrųjų reikalinga tam tikrą laiko tarpą palaikyti santykius su artimuoju. Yra labai svarbus momentas artimojo, kuris gedi, neskubinti jo šiame procese ir išgyventi ir keisti tą santykį savo tempu su artimuoju. Ir kaip ir minėjau, yra ir gal net ir kiti požiūriai, kaip galima apibūdinti savo gedulo procesą, ar ne. Tai vienas autorius yra pabrėžęs, kad žmogui susitaikyti su netektimi, įveikti galime per 4 pagrindinės mūsų užduotis. Tai noriu paminėti, kad kai kurias užduotis mes galime tarsi atlikti visą mūsų gyvenimą. Pavyzdžiui, paskutinioji - atrasti tvirtą ryšį su mirusiuoju naujame pasikeitusiame gyvenime. Iš tikrųjų, tas paieška, kaip mes galime prisiminti savo artimąjį, gali vykti ir visą
ne tik tai vienerius ar 2 metus, bet ir mūsų ilgesnį laikotarpį, ar ne, per kūrybą, per galbūt pokalbius, prisiminimus su artimuoju. Taip pat mes apkalbėsime kitus metodus, kaip mes galime išbūti ir kurti naują santykį su artimuoju. Bet vis dėlto tai yra užduotis, kurias galite ir patys per savo patirtį įsivertinti, pasižymėti sau, kiek aš šiuo metu procentaliai esu įgyvendinęs tas patirtis. Pavyzdžiui, priimti netekties fakto tikrumą. Gal šiuo metu netektis įvyko tik tai neseniai, netikėtai, ar ne, dar vis mums sunku priimti tą faktą, ar ne, ir galbūt dar tame reikalinga laiko, ar ne, kad aš na, galėčiau priimti tą gedulo skausmą, sielvartą, kuris dabar neigimas galbūt, arba šokas neapsaugo mane nuo tos stiprios sielvarto reakcijos. Ar ne? Prisitaikyti prie pasaulio be mirusiojo, tai tikrai suprantame, kad mūsų artimieji užėmė tikrai mūsų galbūt net centrinę poziciją gyvenime, kad iš tikrųjų jie buvo susiję su mūsų daug gyvenimo sričių, su mūsų buitimi, su mūsų santykiais, su mūsų galbūt hobiais, laisvalaikiu, ar ne. Ir tai yra etapas užduotis, na, atrasti vietos kitiem aplinkiniam, kas galėtų užimti, ar ne, tą mūsų centrinę poziciją, kurią sudarė mūsų žmogus, ar ne. Galbūt yra kažkokios alternatyvos, kurias galėtume mes tradicijas tęsti, ar ne, galbūt be artimojo, bet per tas tradicijas prisiminti mūsų artimąjį. Ir taip pat, na, kitas galbūt požiūris apie tai, ką jau šiek tiek užsiminiau, apie tai, kad mums yra iš tikrųjų gedulo procese naudingos tiek ir mūsų prisiminimus, gedulo darbas ar ne sielvarto išgyvenimus, prisiminimai apie artimąjį, ryšio tęsimą su juo ir taip pat na, grįžimas į gyvenimo pokyčius. Tai šitas modelis ar ne dvigubo apdorojimo modelis, apie ką jisai kalba, kad iš tikrųjų asmuo išgyvena gedulo procese na, 2 rūšių stresorius. Tai kad jam kyla emociniai sunkumai susitaikyti su artimojo mirtimi, tai vėlgi, kaip ir sakau, galbūt gedintysis nuolat susiduria savo išgyvenimais nebalingai prisimindamas artimąjį vaizdiniais, sapnais, kažkokiais mintimis, galbūt kažkokiu jausmu. Ir taip pat yra stresorius, na, susitaikyti, kažkaip priimti tuos naujus gyvenimo pokyčius, kurie yra, na, vis dėlto, na, net nebe toks gyvenimas, kuris buvo su artimuoju, ar jis yra kitoks, ar ne? Tai iš tikrųjų prisitaikyti prie to irgi, na, žmogui gedinčiam po artimojo netekties gali būti, na, iškilti tikrai nemažai daug iššūkių ir stresorių. Ir iš tikrųjų mūsų yra natūralus procesas, na, gedulo procese nuolatos svyruoti tarp šių 2 stresorių, ar ne, kad iš tikrųjų mums ir svarbu ir tiek, ar ne, vengti tų emocinių išgyvenimų, užsiimti naujomis galbūt veiklomis, atsitraukti nuo gedulo, priimti galbūt naujus vaidmenis, ar ne, bet tai tuo pačiu ir, na, sukurti vietos mūsų tiems, na, prieštaringiams gedulo jausmams, ar ne. Ir iš tikrųjų, na, tame ir yra galbūt pagrindinė idėja, kad natūralu svyruoti nuolatos tarp šių 2 procesų. Galbūt per didelis vienas užstrigimas viename procese gali būti susijęs su užsitęsusiomis gedulo reakcijomis, ar ne, kurios galbūt tas skausmas turbūt aštrėja galbūt, ar ne, kad mums dar sunku priimti, neigiamą priimti, dar vis ieškome priežasčių, kurios pateisintų ar paneigtų mūsų, ar ne, artimojo netekti. Tai vis dėlto, ar ne, per didelis sustrigimas gali būti susijęs su užsitęsusiomis gedulo reakcijomis. Tai vėlgi ir o čia ir norėtųsi sustoti, kas yra tos užsitęsusios gedulo reakcijos, tai galbūt tikrai didžioji dalis mūsų asmenų, kurie laikui na, susiduria su netektimi artimui, laikui einant prisitaiko prie artimojo netekties, tačiau yra apie 10 procentų asmenų,
kurie turi ilgai besitęsiančių sunkumų susitaikyti su netektimi ir laikui bėgant jų gedulo reakcijų intensyvumas nemažėja, ar ne? Ir Lietuvoj atliktas tyrimas yra Lietuvos gyventojų, suaugusiais žmonėmis, kurie per pastaruosius 6 mėnesius ar 6 metus susidūrė su artimo netektimis, tai pasižymėjo 17 procentų tyrimo dalyvių užsitęsusio gedulo sutrikimo rizika, ar ne? Tai kad tie veiksniai gali būti susiję su tuo, kaip ar mirtis buvo netikėta, ar galbūt pats asmuo turi atitinkamų asmenybės bruožų, kaip pavyzdžiui neurotiškumą. Neurotiškumas yra mūsų asmenybės savybė, kurios galbūt ne visi turime ar ne, bet tai asmenybės bruožas susijusi su tai, kad mes dažniau jaučiame ar ne, jautriau reaguojame nemaloniomis situacijomis į stresorius ir stresą keliančias situacijas. Galbūt mūsų emocijų sureguliacijos sunkumus, kuriuos turime ar ne, kur mums sunku pripažinti gedulo reakcijas, priimti jas, sąmoningai suprasti, atpažinti emocijas ar ne, galbūt net reguliuoti jas, reguliuoti mūsų kylantį elgesį, kuris veda, kurios emocijos lydi mus elgesį ar neveikti. Galbūt čia susidurime su sunkumais ir tai gali prisidėti prie mūsų užsitęsusio gedulo reakcijų. Taip pat mūsų vengiantis nesaugus prieraišumas, kurie mes kuriame ar ne nuo ankstyvų patirčių su mūsų prieraišumo figūromis, su mūsų tėvais, su mūsų emociškai reikšmingais žmonėmis ar ne. Ir iš tikrųjų nes tas prieraišumo stilius, kurį mes per ankstyvasias patirtimis kaip sakyta, modelis buvo sukurtas ar ne, ir jį mes nešamės į mūsų suaugusiųjų ar ne amžių, į mūsų suaugusiųjų patirtis. Tai iš tikrųjų tas vengiantis prieraišumas, kai turime diskomfortą, priimti emocinį artumą, intymumą su kituo žmogum, bandome apsisaugoti nuo artumo tuo atstūmimu ir galbūt vengti to skausmo, kuris gali vesti mus ar ne, kai mes užmesgame emociškai reikšmingą santykį ar ne. Tai iš tikrųjų ir tie mirties pobūdžio santykių mūsų artumas ir patys gal mūsų psichologinis atsparumas ir netgi asmenybės bruožai gali būti susiję su tuo, kaip mes išgyvename ar ne gedulo patirtį. Tai iš tikrųjų labai svarbu pastebėti, ar ne, jeigu per atitinkamą laiką, šiuo metu specialistai įvardina per 6 mėnesių laikotarpį, po 6 tiksliau mėnesių laikotarpį, jeigu tas nuolatinė ir vienodai ilgai trunkantis sielvarto ir liūdesio reakcija į netektį yra, kuri vis nesilpnėjo, kaip tik stiprėja. Pastebime, kad galbūt svarstome apie savo norą, galbūt mirti ar ne, apie kyla minčių apie savižudybę, galbūt praėjus net keliem mėnesiam po netekties negrįžta noras savim pasirūpinti, baziniais savo poreikiais yra iš tikrųjų svarbu į tai reaguoti ir kreiptis į psichikos sveikatos specialistus, tikrai padėti sau, pasirūpinti sau ar ne ir grįžti į tą susitaikymo galbūt kelią su netektimi ar ne, su specialistų pagalba. Ir dabar prieisime prie tos dalies, kaip galėtumėm padėti sau, susikurti sau tą erdvę, ar ne, išgyventi tuos prieštaringus gedulo jausmus, kuriuos mes įvardinome pačioje pradžioje. Tai iš tikrųjų norisi paminėti ir tas bendras rekomendacijas, ar ne, kurios iš tikrųjų galbūt jau savaime suprantamos, galbūt kai kas mes ir patys asmeniškai naudojame, ar ne, bet vis dėlto svarbu ir verta paminėti, kad nepamirškime ir bendravimo su artimaisiais, mums emociškai reikšmingai žmonėmis šią patirtį, kurią mes išgyvename, tai būtent pasidalinimas su mūsų emociškai reikšmingais žmonėms, su tais žmonėm, kurie gebėtų mus palaikyti, gebėtų išbūti su mūsų visomis reakcijomis ir su pykčiu ir liūdesiu, galbūt ir su kalte, galbūt ir su dėkingumu, kuris artėja ar ne šiai patirčiai kažkuriam gyvenimo etape.
Ir pasidalinti su ta patirtimi galim atmažinti tą gėdos ir baimės ir vienišumo jausmus, kad mes esame ne vieni šioje situacijoje. Tas vienišumo jausmas, kurį galima irgi išbūti ir išgyventi, galėtų padėti galimybę prisijungti prie paramos grupių, paramos grupės, kurios skirtos tikrai žmonėm, kurie patyrė panašią patirtį, patyrė netektis ar ne, ir gauti palaikymo, taip pat resursų, galbūt įveikos būdų susidūrus su savo sunkumais, iššūkiais ar ne, ir bendrai pasidalinti savo išgyvenimais, kurioje saugioje erdvėje, kur būtų taip pat žmonės, kurie panašią patirtį išgyveno. Tai šiuo metu yra vilniusveikiau.lt puslapyje galite rasti irgi nemokamų programų, kaip rūpintis psichosveikatos, nes savo psichosveikata ir taip pat mano žiniomis žinoma, kad renkama yra paramos grupė būtent netekusiems artimojo. Ir kiti svarbus aspektai tai rūpinimasis mityba, sveikata ar ne poilsiu, kurie miegų net kokybiškų, kurie gali palaikyti mūsų aplamai imuninės sistemos sunkiu metu. Labai svarbu suprasti, kad medikamentų vartojimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, ar ne, kuriuo galbūt siekiama palengvinti emocinį skausmą, iš tikrųjų gali apsunkinti mūsų gedėjimo procesą. Ir tikrai iš tikrųjų, vat ir tuos būdus, kuriuos pristatysiu, kaip išbūti su gedulo jausmu, taip suprantame, kad tai yra tikrai nemaloni ir sunki patirtis, ar ne, bet sielvartas vis dėlto nėra šioje netekties procese išvengiamas, ar ne, tai tikrai galėsiu pristatyti būdus, kaip galime susikurti ir palengvinti mūsų emocinį skausmą tom adaptyviomis, galbūt strategijomis, kurios gali mažinti mums įtampą ir stresą. Ir siūloma susilaikyti tikrai nuo esminių pokyčių mūsų gyvenime, nes ypatingai pačioje pradžioje, kai patiriame šoką, kai patiriame neigimą, galbūt ar ne tikrai svarbu suprasti, kad iš tikrųjų tas yra labai didelis sukrėtimas ir persikraustimas, darbo keitimas iš tikrųjų, svarbu tame sukurti savo erdvės dar, šiek tiek, suprasti ir suprasti, kas su mumis įvyko, ar ne, su šia skaudžia ir sunkia patirtimi. Ir kaip ir minėjau, pasireiškus užsitęsusiomis gedulo reakcijomis, kurios trunka ilgiau negu 6 mėnesius, rekomenduojama kreiptis į psichosveikatos specialistus, jeigu net ir ne per 6 mėnesius, net ir per trumpesnį laiką, jeigu matome, kad sunku tikrai pasirūpinti ir savimi, galbūt kyla ir miego sunkumai ar ne, arba kyla minčių apie savižudybę, tikrai svarbu reaguoti ir svarbu savo padėti ir kreiptis į specialistus netgi ir anksčiau. Tai prieikime ir prie tų praktinių būdų, tai vienas iš būdų, kaip galima susikurti savo erdvę, išbūti su nemaloniais išgyvenimais, su nemaloniomis emocijomis, yra dėmesingo įsisąmonimo būdas, pratimai, meditacijos. Tai dėmesingas įsisąmonimas tai yra apie dėmesio valdymą, kad aš šiomis praktikomis lavinu gebėjimą susitelkti dėmesį į vieną veiklą, į vieną galbūt patirtį, kurią stebiu, ar ne. Natūraliai, kad mūsų mintis ir dėmesys tikrai krypsta ir mūsų praeities ir ateities planus, ar ne, bet dėmesingas įsąmonimas apie tai, kad aš sutelkiu dėmesį į čia ir dabar, ką aš gyvenu aš čia ir dabar ir moko mus tokio įgūdžio ar ne, įsisąmonti jausmus ir pojūčius, kurie kyla čia ir dabar, suprasti, kad rūpesčiai ateities, praeities ar ne dabar, kurių iššūkiai, kurie mūsų laukia, ar ne, iš tikrųjų jie yra mūsų gyvenimo dalis, bet dėmesingo įsisąmoninimo būdu mes galime lavinti gebėjimą atsirišti šiek tiek, neprisirišti prie mūsų emocinės galbūt įtampos, išgyvenimų, kurie kelia mums ar ne diskomfortą ir šiek tiek susikurti erdvę tą įtampą ar ne mažinti, sumažinti ir palengvinti tai, kad aš gebėčiau priimti toliau sprendimus ir problemas spręsti ir naudoti problemos sprendimo įveikas. Tai norėtųsi su jumis skirti šiandien laiko tai vienai praktikai, kurią aš pati pravesiu ar ne, tai
Am, Vėlgi norisi pabrėžti, kad dėmesingo įsisąmonimo meditacijos nėra apie šių neigiamų minčių, išgyvenimų užgniaužimą, atsikratymą ar ne. Tai kaip tik yra mokoma ir lavinamas įgūdis priimti realybę, priimti tos pojūčius tokie, kokie yra, nes mėginimas užgniaužti iš tikrųjų sukelia priešingą efektą, sukelia dar daugiau minčių, kurios kelia mums stresą, įtampą ir diskomfortą. Tai šiandien išbandysime vieną praktiką išbuvimo su sunkiomis ir nemaloniomis emocijomis. Taip pat, jeigu šita praktika jums tiks, tai kviesiu tą įrašą tikrai atsisukti, prireikus jam ar ne, atsisukti prie šitos dalies meditacijos, kurias vesiu. Tai meditacija visą laiką su mano klientais, kuriems aš vedu, tai pirmą kviečiu tikrai atsisėsti patogiai kėdėje, įremti kojas į grindis, šiek tiek atsilošti nuo kėdės atlošo ar kur jūs besėdėtumėte. Ir truputėlį sustoti, stabtelti ir susikurti sau tą pauzę, kad šiuo metu aš šiek tiek atsiriboju nuo to, kas rūpešių nuo tų, kurio manęs lauks po šitos paskaitos ar ne. Ir visą laiką kviečiu šitoje meditacijoje užsimerkti arba susitelkti žvilgsnį į vieną tašką, kaip jau jums būtų patogu, ar ne. Ir tai dabar galime pasirinkti, ar užsimerkime, ar susitelkime į vieną tašką. Ir truputėlį nors padarome pauzę, kad ir ką bedarytumėm, ar ne, atsitraukime nuo darbų ir sutelkėme dėmesį į savo kvėpavimą, gyvybinę funkciją, kurią mes turime, kuri mus palaiko. Ir stebime savo kvėpavimo ritmą, niekaip nekeičiant jo, niekaip jo nereguliuojant. Tik tai stebime, kaip įkvepiame ir iškvepiame. Galime pastebėti, kaip su kvėpimu ir iškvėpimu to mūsų kūno dalis. Gal pastebėt kažkokius temperatūros pokyčius, kai iškvepiame orą arba įkvepiame orą. Ir dabar galime nukreipti dėmesį į savo kūno pojūčius. Galime savęs paklausti, ką aš jaučiu savo kūne, kuriuose kūno vietose, ką tiksliai jaučiu. Vėlgi priimant tos kūno pojūčius, tokie kokie yra. Tikiu, kad gali kilti vertinimo, kurie kūno pojūčiai yra labiau malonūs, kurie nemalonūs. Tai šią praktiką siekime pripažinti, kad taip yra, taip mano kūnas jaučiasi, leidžiu jam taip būti. Irgi jeigu pastebime, kad praktikos metu kažkur mūsų dėmesys natūraliai nuklysta, praeitį, ateitį, galbūt kažkur kitur, nuo kūno pojūčių stebėjimo. Tai svarbu sau priminti, padėkoti, pastebėti, kad mano dėmesys nuklydo, nekaltinti savęs ir švelniai grąžinti į kūno pojūčių stebėjimą. Dabar galim perkelti savo dėmesį ar ne prie mūsų emocijų. Pabandysime jas pastebėti jas iš šalies, bandydami nesusitapatinti su jomis. Galime pradėti nuo to, kad nuo
nuo pirmo įvardinimo, kad taip, tai mano pyktis, aš pykstu, taip, tai mano nerimas, aš nerimauju, galbūt taip, tai mano liūdesys, aš liūdžiu, gal taip, tai mano ramybė, man dabar yra ramu. Tos emocijos, kurias, šiuo metu, išgyvenate ir patirite. Viskas prasideda nuo įvardinimo, ar ne? Kaip mes šiandien stebėsime tas emocijas iš šalies, tai galime įsivaizduoti, kad sėdime kino salėje, teatro tiksliau salėje, ar ne, ir laukiame spektaklio, ar ne, ateina aktoriai. Vienas aktorius mums, atspindi mūsų emocinę būseną, ar ne? Galbūt vieną emocinę būseną, kurią mes šiuo metu išgyvename. Sėdėdami mes, kaip žiūrovai, neįsitraukiame į tą spektaklį, o tiesiog stebime mano patiriamą šiuo metu emociją iš šalies. Niekaip neįsitraukdama, jeigu šiuo metu, kažkokios emocijos nejaučiu, galime irgi sau to įvardinti, ar ne, kad šiuo metu neutrali galbūt mano emocinė būsena. Taip, suprantame, kad tie mūsų aktoriai, ar ne, kurie atspindi emocinės būsenas, taip, jie ateina atlikti vaidmenį. Dabar mes jį stebime. Taip, galime sau priminti, kad ir ką aš jaučiu, aš leidžiu sau tai jausti, pastebėti. Vėlgi, jeigu mūsų dėmesys nukrypsta kažkur kitur, į praeitį, į ateitį, gal pastebime, kad mes įsitraukiame į tas emocijas, galima trumpam nukreipti dėmesį į kvėpavimą, biškį pabūti su savo kvėpavimu ir vėl galbūt tęsti ir grįžti prie emocijų stebėjimo. Taip, ir dabar galime perkelti savo dėmesį nuo emocijų stebėjimo į vėl į kvėpavimą, nuo ko ir pradėjome šitą pratimą. Vėlgi pastebėti savo kvėpavimo ritmą, niekaip jo nekeičiant. Savęs paklausti, ko aš dabar norėčiau, ko man dabar reikėtų. Kadangi mūsų emocijos labai rodo, kokie mūsų poreikiai yra dabar šiuo metu, ko man reikėtų, kaip man reikėtų savim pasirūpinti. Ir praktikai baigiantis, padėkojame sau už susikurtą pauzę, pastebėjimus, kada mūsų dėmesys nuklydo. Ir galime atsimerkti arba grįžti į mūsų paskaitą. Kaip vienas tai būtų dėmesingo įsisąmoninimo pavyzdžių, tai išbuvimas su sunkiamis ar nemaloniomis emocijomis. Ir tikrai, iš tikrųjų, šita praktika galbūt yra ypatingai vertinga, kai mes nukyla tas vertinimas, ar ne,
kurios čia mūsų emocijos teisingos, neteisingos gedulo procese. Ir dėmesingas įsąmoninimas yra ne tik apie dėmesio valdymą, apie grąžinimą savęs į dabartinį momentą, ar ne, šiek tiek mokėjimą atsikabinti nuo mūsų stiprių emocinių būsenų, bet ir apie nevertinimą, ar ne, nes vertinimų tikrai ir šiose patirtise, ir kitose patirtise tikrai nemažai mes turime ir kyla galbūt taisyklių, kaip mes teisingai turėtume atlikti. Tai šių pratimų metu mes šiek tiek na mokomės ar ne pabūti ir kitaip, pabūti su ta nevertinančia mūsų pozicija ir priimti ar ne tos emocijos, kūno pojūčius ar net mintis, kurios va tokios, kokios jos ir yra. Tai kviesčiau jus ar ne po šitos mūsų vat atliktos praktikos galbūt ar ne irgi pareflektuoti, ką pastebėjote šio pratimų metu, gal pastebėjote, kur dėmesys nuklydo, į ką nuklydo, kaip mums pavyko grąžinti dėmesį ar ne, kokius na, patyrimus jautėte pratimų metu. Tai kviečiau tikrai arba sau dabar pasižymėti, jeigu nespėjote, tai grįžti galbūt po paskaitos ar ne, užsirašyti tai kas įvyko pratimo metu, arba jeigu dar norėtųsi pareflektuoti, grįžtant prie šito įrašo. Kiti ar ne momentai, tai yra ir net rašymo technikos ar ne, iš tikrųjų tos rašymo technikos nebūtinai visiem yra galbūt naudingos, galbūt, na, kaip sakyt, nu jų yra būdas išbūti su tomis emocijomis ir priklausomai, kurioje mes esame gedėjimo stadijoje, kuriame etape. Gal iš tikrųjų gedėjimo dienoraštis nebūtų dar ar ne tinkamas būdas, kai na tik tai esame susidūrę, tik tai na, pirmos savaitės mėnesiai po netekties, bet tai nėra kažkokia rašytina taisyklė. Tai gedėjimo dienoraščio rašymas tai aplamai yra būdas mums pripažinti ir įvardinti ir išreikšti ar ne jausmus visus, su kuriais na kyla mūsų na išgyvenimai su netektimi. Kaip mes ir prisimename, tų išgyvenimų yra įvairių nuo kaltės, gėdos, baimės ar ne. Em, Gedėjimo dienoraščiai taip pat gali būti vienas iš būdų, kaip mes na iš tikrųjų galime kurti ir tą pokalbį su artimaisiais. Galbūt pasakyti, ko nespėjama pasakyti, galbūt paklausti klausimų, pasakyti svarbius žodžius. Tai iš tikrųjų tas gedėjimo dienoraštis gali būti tiek nestruktūruotas, tiek struktūruotas ar ne. Nestruktūruotas tai, kad mes neturime jokių taisyklių, jokių ar ne, kaip mes rašome, nuo ko mes pradedame. Tai iš tikrųjų tai yra na, būdas tiesiog užsirašyti, necenzūruojant savo išgyvenimų ir minčių ir užsirašyti tokios, kokios jos yra. Struktūruotos būtų ar ne, kad iš tikrųjų yra kažkokie galbūt teiginiai, neužbaigti sakiniai, citatos, klausimai, kuriuos jūs na sąmoningai orientuotai ir tikslingai atsakote, ar ne? Galbūt yra kažkokia emocija viena ar kita, kuriuose norėtųsi labiau pabūti, pareflektuoti, tikslingai pasigilinti, ar ne? Tai norisi jums pasiūlyti net ir struktūruoto dienoraščio pavyzdį, ar ne, skirtingam ir įvairiam gedėjimo jausmam apžvelgti. Nuo to, kas yra, na, buvo iki šiol gedėjimo procese sunkiausia, kur man galbūt kyla gėda, pyktis, galbūt ilgesys ar net vienišumo jausmas, kuriuose situacijose ar ne aš jaučiuosi geriausiai, geriau. Tai vėlgi tai yra būdas ar ne, galbūt tie teiginiai tikrai nėra baigtinis sąrašas ir galėtumėt iš savo perspektyvos ar ne prisidėti tų teiginių, kurie atspindėtų na, su ta emocija, su kuria norėtumėte jūs pareflektuoti ir labiau pabūti. Kitos yra rašymo technikos, kurios na irgi teko man pačiai aptikti mokslinėj literatūroj. Tai vėlgi nėra kažkokių konkrečių taisyklių, kaip tai daryti, bet yra galimos net laiško formos, ne laiško rašymas mirusiajam. Vėlgi, ką norėtųsi jam pasakyti, kaip jį prisiminti. Laiško rašymas galėtų vėlgi būti kaip pokalbis su mirusiuoju. Laiško rašymas gali būti ir nuo mirusiojo, ar ne, tai na, išgyvenant, galbūt neišgyvenant, bet na, galbūt pareflektuojant, na, ką artimasis mums norėjo pasakyti, ar ne, ką
vėlgi turėti tokią pokalbio formą, galbūt net tokiu principu, ar ne, vėlgi nėra kažkokių konkrečių taisyklių, kaip tai galima daryti, bet tai būtų savotiška, na, net kažkokia tema, kaip mes galėtumėm rašyti tą laišką. Ir laiškai nuo vienos ar aš dalies kitai aš daliai, galbūt čia vėlgi yra tokia forma pagalvoti ar ne, galbūt yra kažkokių mano dalių ar ne, kurioms labiau, na, sunkiau, baisiau priimti netektį, kurios galbūt nori tą skausmą išgyventi, bet nežino kaip ar ne. Tai vėlgi pasikalbėti su tom, na, net vidiniu pokalbiu patarėti ar ne, laiško forma, na, su savo tom dalim, su kuriom, na, iš tikrųjų, na, jos, na, kelia man prieštaringumą. Nes natūraliai, na, mes kaip ir apkalbėjom, na, liūdesys, kaltė, galbūt dėkingumas, palengvėjimas yra tikrai, na, daug tų jausmų, kurie lydi gedulą ir jie, na, tikrai yra, na, skirtingi ir prieštaringi vienas kitam gali būti. Taip pat, yra, irgi forma pareflektuoti ar ne, kad, na, iš tikrųjų, kaip ir mes kalbėjome apie gedulo tas užduotis ir galbūt etapus, tai tas vienas iš etapų yra pristaikymas prie pokyčių. Iš tikrųjų, netekus artimojo yra, nu, tikrai sunkių, skausmingų gyvenimų, realūs pokyčiai, kurie apsunkina galbūt mūsų buitį, laisvalaikį, profesinę sritį ar ne. Ir iš tikrųjų, em, tos trečios užduoties, kur mes kalbėjome, ar ne, prie gedulo įveikos, na, tų teorijų, kad iš tikrųjų, na, mums svarbu peržvelgti mūsų ar artimojo pareigas, galbūt mūsų pasikeitusių vaidmenį su netektimi ir, na, įvertinti pokyčius, kurie mums nutiko ir būtent pokyčių vardinimas gali padėti ne tik nu, įsisamonti, bet ir jiems pasiruošti. Gedintysis gali suplanuoti savo laiką, įgūdžius, kurių jam reikėtų nu, su šitais iššūkiais susidoroti. Tai vėlgi čia kviečiu ar ne, na, grįžti galbūt prie to po mūsų paskaitos ar ne prie šių pagrindinių galbūt sričių, galbūt ir savo norėtųsi dar pridėti kažkokią sritį, tai kas įvyko, kokie pokyčiai vyko mano šeimoje, na, draugų rate, profesiniam gyvenime, laisvalaikėje, ne? Ir juos susirašyti, tuos pokyčius. Ir taip pat, na, įvertinti, kokios mums galbūt pagalbos reikėtų su šiais pokyčiais ir iššūkiais susidoroti. Galbūt prisiminti, kad vis dėlto kažkokios, na, panašios patirtis ar kitos krizės, kurias aš turėjau savo gyvenime, kas man padėjo, kokios, na, mano įgūdžiai, kokios patirtis, galbūt artimieji, konkretus artimieji padėjo, jų pokalbis ar ne, galbūt yra įgūdžių, kuriuos na, norėtųsi išmokti įveikiant pokyčius, ar ne? Tai kokie tie įgūdžiai būtų, ar ne? Ar užsirašymas į kažkokią paskaitą, nuėjimas į na, paramos, pavyzdžiui, grupę, ar galbūt na, kažkokio naujo laisvalaikio. Kažkoks naujas laisvalaikis, kurį norėtumėte išbandyti, hobis ar ne, ar yra kažkokių vat, na, būdų, kuriems resursų ar įgūdžių, kurių reikėtų man išmokti. Tai vėlgi, na, per tokias formas, per tokius va teiginius galima irgi po šitos na, paskaitos pareflektuoti, kokie yra mano turimi resursai ar ne, ką aš esu jau įgyvendinęs, kas man yra pasisekę, ką aš esu taikęs ar ne, ir ką aš galbūt galiu išmokti, jeigu man reikėtų vat, susidūrus su iššūkiais, su draugais, profesiniam gyvenime, ar ne, kokių įgūdžių aš galėčiau išmokti ir ką galėčiau padaryti pati. Kada ir kas mane galėtų pamokyti, gal iš artimojo rato, galbūt iš pažįstamų, kurie turi kažkokį irgi konkrečių specifinių įgūdžių. Taip pat nemažai yra svarbu, na, paklausti savęs, ar yra kažkokie darbai, pareigos, kurias man per daug sunku atlikti, ar kurias aš nenoriu, neprivalau, gal kyla kažkoks pyktis, pasipriešinimas, susierzinimas, nerimas ar nebejėgiškumas, pasimetimas. Ir iš tikrųjų, na, tikrai svarbu įsivardinti, dėl ko aš negaliu atlikti tų ar nenoriu atlikti darbų. Klausimas, ar aš tikrai jas privalau, galbūt yra iš mano aplinkos žmonių, kur tas na, pareigas galėtų na, perimti, galbūt padėti, galbūt, na, nežinau, tik kreiptis į specialistus, į
į konkrečius žmones, kurie turėtų galbūt, konkrečių įgūdžių, įveikti tas pareigas ar ne iššūkius. Tai yra labai natūrali mūsų, tikrai irgi išgyvenimai, kad ne viską mes galime atlikti ir ne viskas mūsų kontrolėje ir valioje. E, Matau, kad mūsų paskaita šiek tiek į pabaigą, tai norisi tik pasakyti, kad galbūt vieniem rašymo procesas, kitiem galbūt kitos raiškos būdai gali būti naudingi, kūrybiški būdai ar ne, kaip pabūti su savo išgyvenimais. Tai vienas iš jų gedulo žemėlapis. Čia yra viena autorė, kuri pasižymėjo savo patirtį vienoje knygoje, kurioje aptaria savo netekties išgyvenimus ar ne. Ir tokia forma kūrybiška, kad jinai per gedulo savo žemėlapį susidarymą ar ne, pažymėjo, turbūt jai įsimintiniausius ar ne išgyvenimus momentus, kurie lydėjo jos netekti, kaip ją išgyveno ar ne. Tai iš tikrųjų gali būti formos ar ne, kad mes susikuriame savo žemėlapį nuo tada, kai mūsų netekties kelionė prasidėjo, pasižymėti tašką ar ne tame popieriaus lape ir pasižymėti tą tašką, kuris žymėtų mūsų atsigavimą po artimo netekties. Galima pareflektuoti, koks mūsų gyvenimas turėtų atrodyti, kaip mes įsivaizduojame tą atsigavimą, kas yra mūsų gerovė ar ne. Ir taip pat pasižymėti, tašką šioje, galbūt, šiame žemėlapyje, pavyzdžiui, va toks pavyzdys būtų, kaip aš šiandien jaučiuosi, ar ne, su kokiom mintim, kūno pojūčiais, galbūt, jausmais esu, ar ne, atsiminimais apie artimąjį, apie dabartinį gyvenimą, kuris yra be artimojo žmogaus, ar ne. Ir ta kelionė gali būti sujungimas tų pradžios ir pabaigos taškų, jų gali būti visaip, ar ne, juk mes visaip keliaujame per šitą kelią link atsigavimo, galbūt vingiuotu keliu, galbūt tiesiu keliu, ar ne. Čia matote pavyzdį, kad jisai yra toks vingiuotas kelias su pakilimais, su nusileidimais, ar ne. Tai mūsų natūrali irgi gedulo įvykimo procesą žymi. Ir taip pat galima ir pasižymėti, ar ne, kurie įvykiai paskatino mus, pavyzdžiui, prisijungti prie šios paskaitos, galbūt vėlgi mintys, situacijos, elgesys mus paskatino, ar ne, galbūt kreiptis pagalbos. Ir taip pat, taip, pasižymėti, ar ne, tuos pavyzdžius galbūt konkrečius, kaip aš prisimenu artimąjį, kokie man iškyla tokie galbūt skaudžiausi, galbūt emociškai reikšmingi, svarbiausi momentai šiame gedėjimo procese. Taip, ir tiek tai ir norėjau pasižymėti, papasakoti jums tokius būdus, ar ne. Ir čia paliksiu skaidrę, kad iš tikrųjų yra ir programėlės, kurios yra savipagalbos programėlės, kur šiek tiek šiandien išbandėme dėmesingo įsisąmoninimo praktiką. Tai pauzė, atsipūs programėlė, kurią jūs galite įsirašyti savo išmanuosiuose telefonuose. Yra begalės meditacijų, kurios remiasi dėmesingo įsisąmoninimo principu. Ir taip pat yra viena iš jų, kurią mes šiandien atlikome, pavyzdžiui, pauzės programėlė, išbuvimas su sunkiamis emocijomis. Taip pat ramų programėlė, kuri skirta vėlgi, valdyti savo nerimą, galbūt, irgi tokių įsižeminimo technikų, kai jaučiame labai didelę įtampą, ar ne įsižeminimo technikų, tai kaip save nuraminti ir grįžti į optimalų nerimo lygį, įtampos lygį, kad aš gebėčiau priimti sprendimus ar ne. Ir taip pat norisi pasidalinti pagalba sau.lt puslapį. Tenai skiltis yra daug skilčių apie emocinę sveikatą, apie informaciją apie emocinę sveikatą, kaip galime sau padėti, kaip galime artimajam padėti. Viena iš skilčių yra netektis, artimojo mirtis. Tenai galite taip pat pasiskaityti panašios informacijos, kurią aš esu pristačius. Taip pat pagalbos kontaktų, kurie yra galbūt jūsų mieste, jūsų gyvenamojoje vietoje, nemokamos pagalbos būdai ar ne. Ir taip pat streso skiltyje galite rasti irgi dėmesingo įsisąmoninimo praktikų, meditacijų įrašų, kurias galite taip pat naudoti. Tai aš iš savo pusės noriu baigti pristatymą ir norisi pasižiūrėti, ar kažkokių klausimų kyla per šį pristatymą. Ar šiuo metu turėtumėte kažkokių klausimų?
galime skirti dėmesio kelias minutes. Tau prašymas buvo garsą padidinti, atsiprašau, ne, nepastebėjau. Aha, dėkui ir jums, Erika, už dalyvavimą jūsų, taip pat Ona jūs, ar ne, Birutė, Jolanta, ar ne, ir kiti svečiai, kurie prisijungia. Tai tikrai siūlyčiau grįžti prie šito įrašo, ar ne, prie šių galbūt praktikų, mes kai ką labai greitai, na, pe perėjome per šias skaidres. Tai čia vis tiek yra tokie refleksiniai klausimai, kuriems reikia laiko, galbūt etapo, galbūt ne šiuo metu, ar ne, kyla noras, ar ne, kažkaip, na, prie kažkurios praktikos prisėsti, bet iš tikrųjų labai yra, na, svarbu, na, suprasti, kad tai, ką išgyvenote, yra, na, tikrai yra stipri, na, mūsų reakcija, natūrali reakcija į tą pasikeitusią realybę mūsų, ar ne, su kuria šiuo metu susidūrėme. Tai kviesčiau tikrai nuolatos, vat jeigu ne dabar, tai galbūt kitame etape, ar ne, galbūt grįžti prie šito įrašo ir, na, rasti atitinkamą jums būdą, kuris, na, padėtų susikurti tą erdvę. Tai norėčiau šitą paskaitą tada baigti, jeigu nėra daugiau klausimų, ir palinkėti jums stiprybės, ar ne, ir pasirūpinimo savimi. Viskas prasideda nuo mūsų pasirūpinimo, ar ne? Tai ačiū Jums ir tada šią paskaitą noriu baigti ir atsisveikinti. Viso.